Ką jūsų patirtis rodo gydytojų ir kodėl taip yra? Medicina tobulėja, bet ligonių skaičius nemažėja. Mūsų gyvenimo stilius ir mūsų gyvenimo kokybė pasikeitė. Anksčiau žmogus darbas, namai, namai, darbas, vaikai, mokykla ir visa kita. Ir apie tai, kad ten išvažiuoti kažkur slidinėti, arba išvažiuoti kur nors kopti kalnus, arba užsiimti kažkokiais ekstremaliais sportais, nebuvo galimybės paprastiems žmonėms. Jeigu kalnų slidinėjimu, tai dar nuo sovietinių laikų pasvajoti didžioji dalis žmonių galėjo. O dabar pasižiūrėkit, jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės ir netgi vyresnio jau aktyvūs senjorai važiuoja į kalnus ir slidinėja ir puikiai šitą daro. Aišku, kai būna toks judėjimas, tai dėl to ir mes ir turim traumų įvairių amžių